Sąveika tarp vyro ir moters pasireiškia pirmiausia tankiųjų arba energetinių kūnų lygyje. Vyriški ir moteriški tankieji kūnai kokybiškai skiriasi vienas nuo kito ir esant visiškai harmonijai papildo vienas kitą ir kartu sudaro vieną vientisą sistemą. Esant visiškai harmonijai tarp vyro ir moters energetinių kūnų atsiranda aktyvus tarpusavio apsikeitimas jų potencialais. Vyras tuomet gauna iš moters tas energijas, kurių jis neturi, bet be kurių jo tolesnis vystymasis neįmanomas. Savo ruožtu moteris gauna iš vyro tas energijas, kurių ji neturi ir be kurių jos tolesnis vystymasis neįmanomas. Tai ir yra harmonijos būsena. Šioje būsenoje vyras ir moteris papildo vienas kitą, kaip dvi vienos visumos pusės. Ir tuo pačiu metu tarp jų tankiųjų kūnų vyksta aktyvūs energijų mainai, kuriuos lydi unikalūs pojūčiai vadinami meile. Kinų filosofijoje ši harmonija vadinama pusiausvyra tarp yin ir yang. Kai bet kokio kontakto metu, įskaitant seksualinį kontaktą, abu partneriai gauna papildomą potencialą iš kito. Ir be to vyksta energijos mainai tarp vyrų ir moterų tankiųjų kūnų. Tankieji kūnai turi toro formą ir centrinė ašis nueina palei stuburą. Vyriška energija juda žemyn stuburu iš viršaus į apačią. Moteriška energija juda palei stuburą iš apačios į viršų. Vyro ir moters tankiųjų kūnų energijos susilieja tarpusavyje ir primena Mobijaus juostą. Tuo metu vyras ir moteris tampa viena. O energijos mainai vyksta nenutrūkstamai. Skyrybų priežastis. Kai bendras moters ir vyro vystymasis įgauna skirtingas kryptis, mastą ir kokybę, tai pasikeitimas energijomis tampa neįmanomas. Jos labai skiriasi viena nuo kitos. Tai veda prie santykių nutrūkimo, daugiausia tankiajame energetinėme lygmenyje. Ir taip pat nesupratimas tarp vyro ir moters bendraujant tampa tikra problema. Kalbant apie fizinį intymumą, jis neteikia pasitenkinimo, o veikiau dirgina. Iš Nikolajaus Levašovo mokslinės medžiagos. Daugiau apie tai galite sužinoti Levašovo knygoje Esmė ir išmintis.